Va, čia pakeliai, žiūrėkit, čia va yra daug šakų palikta. Čia ir yra išvartyta. Eik, tu radau, žiūrėkit, kiek išvartyta. Eik, tu radau tą vietą. Čia kiek medžių. Jūs pabandykite įsivaizduoti, kas čia vyko. Kai taip viskas išlūžė. Sveiki, mano vardas Edas, šiandieną mes susitinkame Renku Lietuvą ant 2 ratų 5 epizode. Tai čia serijos kaip šią vasarą, bandau apkeliauti visą Lietuvą ir iš kiekvienos savivaldybės, kurių yra 60, pasiimti po magnetuką iš surinklietuvą.lt. Tai kol kas, man atrodo, turim 5 ar 6, tiksliai nepamenu, bet skaičių matot. Ir šiandien mes važiuosime į Varėnos rajoną. Turiu valandą kelio iki jo, nežinau, ar spėsiu iki turizmo centro, nes esu po darbo, bet greičiausiai, kad ne, tai vėl užsisakinėsiu magnetuką internetu. Tai po biškį jau pajudinėjau iš Vilniaus, šiaip yra nemažas vėjas, nėra visai ir šilta, bet man visai patinka, kad nėra šilta. Ir mūsų turizmo centras Varėnui, tiksliau senoji Varėnui, užsidaro 6 valandą ir aš būsiu ten 6 valandą. Bet dar stosiu kūro, nes neturiu kūro, tai nespėsiu magnetuko. Nu tai greitai kūro prisipilam. Pasižiūrim, kiek čia tilps, pilną baką varom. $12 litrų sutilpo. Turėsim, man rodos, jau visai kelionį šiandienos. Tai judu dabar iki Varėnos, o Trakų rajonas. Judu dabar iki Varėnos. Tiksliau iki senosios Varėnos. Bandyt gal dar gauti šitą magnetuką. O šiaip praeitą savaitę, čia ketvirtadienį, man rodos, buvo labai didelis škvalas, kad net visi gavom pranešimus, atsargiai bus pūs vėjas, vartys medžius. Ir Varėnos rajonas buvo vienas iš labiausiai nukentėjusių tokių. Tai ką aš norėčiau padaryti, pabandyti susirasti kokį nors miškelį, nes mačiau per žinias, kad miškai ten labai išvartė viską. Tai yra, kad vėjas labai miškus išvartė. Kaip miškai gali kažką išvartyti. Ir ten tiesiog visas miškas tiesiog nuvirtęs, tai vat būtų įdomu tokį pamatyti. Ten prie Marcinkonys, man rodos, tokio miestelio. Tai jo, bandysim susirasti kažkokią nors girią, kuri labai nukentėjus ir pasižiūrėti, kiek ten yra blogai. O gal jau per šitas kelias dienas per savaitgalį, nes dabar yra antradienis, gal jau sutvarkė viską. Ir mes jokių išvartytų medžių nebepamatysim. Bet šiaip dabar yra labai didelis vėjas, tai bet audros lyg ir nepranešė. Biški nulyja yra tik tais. Tai ką tik įvažiavau į Varėnos rajoną, Alytaus apskritis. Bet nemanau, kad nufilmavau, nes kamerą išjungęs buvau. Bet kelios kaip pablogėjo iš karto. Wow! Taip pasikeitė rajonas. Man rodos, iš Vilniaus ir Varėnos ir va turim. Eik tu savo. O tai ko čia taip blogai? Kas su ta Varėna taip jau blogai? Tai kol aš judu iki senosios Varėnos, jeigu patinka šis video, paspausk laiką, paspausk prenumeruot mygtuką, parašyk į komentarą, nes man labai patinka skaityti jūsų komentarus ir patinka matyti tą skaičių, kad žiūrit ir motyvuojat mane, tad ačiū jums ir žiūrim toliau. Nu, aš tikiuosi va tokį mišką rast, tokį išvartytą. Nes šie medžiai šiaip taip atrodo biški, pakreipti. Bet nėra, kad išvartyti. Ai, nors nupjautų daug. Gali būt, kad sutvarkyta čia taip. Nejaugi taip greit spėjo sutvarkyti viską. Alytus, Druskininkai tiesiai, o Varėnos nerašo. Reikės ir Druskininkų magnetuko, bet tikrai ne šiandien, jau per vėlų yra po darbo taip jau lakstyti visur. Pirčiumpi, žiūrėkit. Atsimenat vienom iš epizodų, kur važiavom į Deviniškių Kyšulį. Matėm ženklai pirčiumpis. Turim čia pirčiumpius. Pirčiumpiai, nu tik kas tokį pavadinimą sugalvoja? Oba, Merkys. Biški prie Merkio irgi privažiuosim šiandien. Esu pasiplanavęs. Kaip ten lyja? Eik, savo, aš labai tikiuosi, lietus manęs tai nepaims. Valkininkai. Jūs net neįsivaizduojat, koks didelis vėjas ir kaip jis plešia nuo moco. Ir biškai, sakyčiau, šonu važiuoju, tikrai netiesiai.
šoninis vėjas geras, bet toks iš šono ir iš priekio. Bet dabar kaip gerai taip lėtai pavažiavus ir už medžių pasislėpus. Žiūrėkit, bus dar naujieji valkininkai. Kaip ir senoji Varėna ir Varėna yra. O tai kodėl nieks nesugalvoja naujų pavadinimų miestam, tai pavadino tiesiog naujasis, senasis. Nu, jie jau ir naujieji. Bet kas čia kitokio nematau. Nu, mūsų tikslas dabartinis senoji Varėna jau pasiekta. Tai atvažiavom į senąją Varėną ir Varėnę. Žiūrėkit, Varėnė upė. Tvariau iki to turizmo centro. Labai abejoju, kad čia dirbs kažkas dar. Dirba dar kažkas. Galima, tu ką daug gauti surinkti ar duoda? Galima. Darbo galą pagau. Nu, spėjau. Ačiū. Jau apsėmiau. Ačiū jums labai. Jums irgi. Ką jūs galvojat, suspėjau? Tiesiai ant darbo galą pagau. Esam senoji Varėnai tiksliau. Čia žiūrėkit, kaip molėtuose galim pagroti. Bet čia kažko įdomiau yra. Čia vaikų žaidimų aikštelė, supratau. Čia kuro prisipilti galim. Nieko gero nerodom. Čia pavairuoti. Ai, vapa. Šiaip galiu pasakyti, kad nemažas Varėnos rajonas. Šiaip labai didelis. Tikrai nėra, kad mažas. Pats magnetukas štai toks. Tai galėsim šaltu užsikliuoti. Aš jų grybai uogos. Nes dar paskaičiau, kad grybų sostinė Varėnos rajonas yra. Nes daug miškų, girių. Tai va, turim tokį magnetuką, vėl kitos spalvos. Čia vareliai tik įvažiavus į senąją Varėną, taip ir yra tas turizmo centras. Tokie vietai. Pabandysiu dabar po patį rajoną, manau, biškį pasivažinėti, nes čia senoji Varėnai nėra, kad labai kažko daug būtų. Nes čia jau tiesiog, gyvenvietės. Šiaip iš tikrųjų dar atkreipiu dėmesį. Čia yra toks stovas senoji Varėna, nu kaip Eifelio bokštas senoji Varėna. Tai tikrai esu matęs šitą kažkur. Kaip kažkur esu tikrai pravažiavęs, važiuodamas į Lenkiją, į Druskininkus. Dabar atsiminiau, kas čia per miestelis, tai tikrai esu buvęs. Bet irgi tiek buvęs, kad tik pravažiavęs iš tikrųjų esu. Tai va, išvažinėjau iš per šitą žiedą, tada iš senosios Varėnos. Tai kitą tašką užsidėjęs esu Merkinės apžvalgos bokštas. Ir ten, tai toje vietoje turėtų matytis Nemunas ir Merkys kaip susijungia. Ta prasme, kodėl tu mane stabdėjai, ką tu norėjai iš manęs? Ta prasme, tu norėjai iš Moco, kad tave pavežtų. Labai įdomus pasirinkimas. Ten dar senoji Varėnoj prie to turizmo centro viso, tai yra senoji Varėnos kebabinė. Ir aš galvoju, jūs pasižiūrėkit, ežeriukas toksai, vau. Ir aš Glėbio ežeras geras. Ir aš galvoju, tipo pasiimsiu kebabą, labai geri atsiliepimai skaitau. O pasirodo, ateinu ten lapelis uždėtas atostogauju. Tai nebuvo kebabo, nebus. Vadinasi, ir šiaip ten nuosavas namas, tai atrodo, kad ten tiesiog vietinis versliukas toksai. Kas yra visai faino, jeigu ten vienas žmogus viską daro. Praeitą video šiaip atkreipiau dėmesį tikrai komentarus, žinokit. Daug komentarų buvo dėl tų žvyrkelių mano, kad naudot Waze'ą, daugiau nustatymų pasirinkimų. Aišku, dabar neuždėjau, kad žvyrkelių vengti, neieškau to nustatymo. Bet komentarus skaitau, matau ir vat jūsų patarimą panaudojau. Šiaip visada Waze'ą naudoju, nes man jis irgi yra patogesnis. Tiesiog tame video kažkaip Google Maps'us naudojau, nes lengviau uždėti tašką yra lankytinos vietos negu Waze'e.
Tai taip ir gavos, ką pasileidau, tą ir naudojau. Dabar tiesiog žinau, kur važiuoju, tai pasižymėjau taip. Nu ir ten su palidovu Google Mapsus aš bandžiau žiūrėti tos žvyrkelius, tai dėl to dar Google Mapsus aš tame video pasirinkau. Nes šiaip jeigu mano Vilniaus video atsiverstumėt arba ten Devyniškių, tai ten yra, man atrodos, naudojamas Veizas. Kaip čia matos, ką tik nulyja, šlapias asfaltas. Jau artėju prie Merkio. Nežinau, aš kol kas labai vengiu lietaus, kažkaip man pavyksta jį pralenkti, aplenkti. Nežinau, kaip bus iki pačio vakaro galo. Šiaip pakeliai biškių miškuose matau kartais išvartytų medžių. Bet ten netiek daug, jie po vieną. Tai aš labai tikiuosi, kad mes čia važiuodami gal rasim tokį mišką, kur ten mačiau nuotraukos, buvo viskas išvartyta tiesiog. Bet tiesiog yra labai didelė galimybė, kad jisai yra sutvarkytas jau. Buvo ant 2 ratų parvažiuoja. Pasisveikinom. Nuostabu. Nu tai va, atsiradom jau Merkinėj, ten kur ir norėjau, kur turėtų būti tas apžvalgos bokštas. Jis man vien dar forma įdomus yra, todėl aš iki važiuoju, nes šiaip Varėnos rajone ne vienas buvo apžvalgos bokštas, bet išsirinkau būtent šį. Šiaip prie Merkinės dar yra Merkinės piramidė ten, kur nueini, ten man rodos dvasiniai dalykai lyg ir kažkai yra. Esu kažkada buvęs mažas. Bet ten tu ateini, ten toks kupolas padarytas, kupolas toks yra padarytas ir ten susikaupimą darai, atsisėdęs, dar kažką pasimeldi. Tai kadangi aš ten buvęs ir man toks, nėra labai ten įdomiai, tai manau, kad šitą praleisim, mes labiau apžiūrėsim šiaip kažką kitokio. Ir šiaip aš tos tokius populiaresnius lankytinius objektus biškį praleidžiu, nes daugumai matyti jie. Pravažiavau Dzukynę restoraną, ten esu girdėjęs, kad labai skanu, bet mačiau uždaryta yra. Taip tada ir liko ta Dzukynė pravažiuota. Va, turim ir savo ženklą į apžvalgos bokštą. Čia bitininkystė užsiima kažkas. O čia vėl pro miškelį, kaip ir tada. O, čia išvartyta kiek medžių. Tai va čia daugiau pavartyta jau, matosi. Va čia pavartyta. Tai gerai, atvažiuoju iki to Merkinės apžvalgos bokšto. Tai koja ta forma tokia įdomi. Jūs pamatot, čia laiptai, viena platforma, kita platforma. Man tai tikrai įdomi platforma, sakau, jo forma. Ir turim čia daugiau apžvalgos. Būkime atsargus, elkime saugiai ir gerbkime kraštovaizdžių. Gerėkimės kraštovaizdžių. Aš jau skaitau tą, ką aš įsivaizduoju, ką aš noriu skaityti. Aš jau matau iš čia kraštovaizdį labai gražų. Tai va, pasižiūrėkit. Šiaip labai gražus miškai iš tikro. Tos pušys. Čia ten toliau buvo biški privartytojų, bet ne tiek daug. Gerai, aš manau, kad mes bandom užsilipti į šitą viršų. Biški kaip visada padusime, bet nieko tokio mes užlipsime. Nu į kas ten toks papir stovi? Gražuolis. Gražus labai. Tai da jau pirmąją platformą nebuvo labai aukštai. Čia net reklamą kažkas įdėjo. Tai aukščiau yra taip, čia yra taip. Saulė labai gražiai šiandien krenta. Ir ką tik čia yra nulyja. Nemunas, Lietuvos upių tėvas. Taip. Žinokit, mes neapsiribojem su tokiu aukščiu, lipam toliau, aukščiau. Ir, iktų savo jau atsiverinėja. Bet dar turim palipti. Na kągi, turime aukščiausią mūsų aikštelę. Tik pažiūrėkit. Tokie vaizdai. Vau.
Tai šiaip, man rodos, aš pats apsigavau ir jūs apgavau, nes Merkystėj ten už to tilto, nežinau, X-Mats ten toliau yra ir įteka į Nemuną. O čia pats Nemunas. Čia greičiausiai bus Senvagė kokia nors ir Salytė. O toj saloj arkliai ganos. Ta prasme, pažiūrėkit, ten kiek arklių. Jie tiesiog gano saloj. Nes šitai tikrai patekimo nėra. Nes žiūrėkit, tai ten įteka, čia šitoje vietoje upė. Čia kažkas dar turi kažkokį namelį. Jaučiu tiem arkliam, gal kažkaip šeria ten. Čia toliau, nu tai čia tiesiog Senvagė. Tai žinot, ko nepadariau, nepasižymėjau appse. Tai va, žymėti vietą. Ir turime pažymėtą Varėną. Varėnos rajoną. Tai o apie magnetuko istoriją, tai va, kaip ir sakiau, apie grybus ir uogas miškuose. Ir kaip tas žemėlapis atrodo jau pildas. O kažkai su manim patikėsit, jeigu aš pasakysiu, kad aš labai nusišnekėjau jums sakydamas, kad ten toj saloj ganosi arkliai. Nes ten ganėsi karvės. Aš prisizūminau vėliau su telefonu, pamačiau, kad ten karvės, ne arkliai visiškai. O dabar aš manau, kad mes jau judėsim nuo šito apžvalgos bokšto ir bandom judėti iki Ūlos akies norėčiau nuvažiuoti. Čia būtų kaip pirmą paskutinis taškas, o pakeliui turėtų būti miškų, kurie škvalų buvo išvartyti arba jie bus sutvarkyti jau. Eik, tu savo pirštinių neapsimlau, jau norėjau važiuoti, įsivaizduojat. Tai žinokit, šiuo apžvalgos bokštu mūsų apžvalgų bokštų ekspedicija šiame video dar nesibaigs. Nes dabar aš sugebėjau atrasti Puvočio apžvalgos bokštą, kuris dar įdomiau atrodo. Aš nesuprantu, Lietuvoje yra tiek daug įdomių apžvalgos bokštų, kad realiai po Lietuvą gali keliauti tiesiog vien po apžvalgos bokštus, jie taip įdomiai pastatyti. Nes dabar, kiek mačiau iš nuotraukos, ten atrodo, kad ten yra radio ryšio bokštas ir iš jo padaryta yra apžvalgos bokštas. Aišku, tikriausiai ten drono jau nepakelsi, nes labai jau radio bangos turbūt jau tam ant drono neleis pakelti. Nes jeigu suskraidęs prie antenų, tai tikrai nėra labai gerai. Miestas ypač. Šiaip visai čia netoli Druskininkų, galėtume taip užšokti ir magnetuko Druskininko, bet aš... Ne. Ten reikėtų skirti dar video pasižiūrėti, kas tuose Druskininkos yra, ne tik kad magnetuko užsidėti. Koks fainas keliukas, toks nusileidimas. Ir čia, man atrodo, tiltas per Merkį. Tai nėra net ženklo. Oik, tu sau. Gerai atrodo. Nežinau, kiek vaizdo per kamerą persidoda, bet aš jau pakartosiu, nežinau, kelintą kartą jau turbūt nes penktas epizodas. Lietuva yra gražus kraštas. Ai va, čia posūkis ir į Merkinės piramidę, bet sakau, mes nevažiuosim, Puvočiai ten, tai man čia sukt reikia, kaip šlapia, būtų buvę slyst ir ant šono. Kaip sumažėjo kelias, manau. Kaip vienai mašinai padaryta, bet matosi šonų išvažinėto, tai prasilenkinėja kitaip čia žmonės. Aš tai ant žvyrkelio nelabai noriu važiuoti. Ačiū, autobusiukas, kad pasitraukė man. Vykai, čia visai įdomias vietas lindau. Tarp tokių miškų. Žiauriai gražus pušynai. Bet niekaip nerandu išvartytų miškų. Nes, žinios ir naujienų portalai neskelbia lokacijų ten, kur filmuoja savo reportažus ar kažkas, kas ten atsiunčia. Bet ten matau, tai gražus miškas. Arba sakau, yra sutvarkyta jau. Bet norėtus pamatyti. Aš nenoriu, kad miškų išvartyti, bet aš noriu pamatyti tokį vaizdą, nes jau tai yra padaryta. Vienas nuverstas medis. O daugiau nelabai. Čia matau kelmų daug, bus sutvarkyta. Matau kelmų, šakų labai daug, bet ne, jos papuvusios jau, čia seniai. Gerai, tada nebuvo čia nieko vadinas. Nerandu aš tokių vietų, bet čia jau plius minus turėtų būti. Roduka.
Skamba kaip kokio Žemaitijos miesto žemaitiškai pavadinimas, bet kažkaip tai čia Dzūkijoje jis atsirado. Taigi žiauriai įdomios gyvenvietės. O, vyruškas pardavinėja. Vėl sudėtas tiesiog yra. Šuniukus! O ką šuniuks daro? Daugiau čia nelabai kažko yra. Įbaigęs šitie ruduką. Kokios mažos kapinės. Geras. O, žinot, su mocu yra toks dalykas, kur tu žiūri, ten jis važiuos. Jis kažkaip nevažiavo, bet tuos... Va, žiūrėkit, iki išvartyta. Čia ant kelio gulėjo medis. Tikrai gulėjo medis. Čia miškas sutvarkytas. Visi kelmai nupjauti. Čia buvo išvartyta, matos. Nes labai šviežių šakų yra palikta. Va, čia pakeliai, žiūrėkit, čia vat yra daug šakų palikta. Čia ir yra išvartyta. Eik, tu radau, žiūrėkit, kiek išvartyta. Čia net ant tą kelio nukritę, žiūrėkit. Ant kelio. Va, žiūrėkit, eik, tu radau tą vietą. Čia kiek medžių. Šiaip reikia žiūrėti atsargiai, kad nebūtų pastrigę ant medžių viršūnių koks medis. Nes šiandien irgi yra visai didelis vėjas. Va, čia lūžė. Čia toks nulūžęs. Ant žemės guli. Kiek jų nukritusių. Visas miškas. Ir įsivaizduoju, čia tiesiog vėjas padarė vienas škvalas. Čia viršūnės išlūžinėjusios. Kiek čia medžių. Čia žiūrėkit, su visom šaknim išėjo. Eik tu savo. Žiūrėkit, medis ant žemės čia. Gerai, čia reikia atsargiai šitoj vietoj. Nenorėčiau būti prispaustas. Kaip žiauriai. Tiesiog miškas guli. Vau. Bet pagalvojus, tai už manęs medis guli tiesiog. Eik tu savo. Varatinklis. Pitelis, pažiūrėkit, kiek gulinčių medžių. Čia pakibęs vienas yra. Čia tiesiog nulinkęs šitas, bet tas pakibęs. Va, žiūrėkit. Pradėjo važiuoti su visom šaknim laukan. Ir jis tiesiog pakibo. Čia dar biškį vėjo, jisai nukris ten prilūžusi pilna. Bet čia tai žinokit, tai tikrai buvo ant kelio gulėję, nes va, jis tiesiog nupjautas. Tai pravalė kelią. Ten irgi yra nukritę, bet ten su lipduku kažkokio einu pažiūrėti. Čia nukritęs medis, nupjautas ir tiesiog perkame miško reklamą. Įsakaujat ir čia žiūrėkit, nukritęs buvo ir ten medžio kitas galas yra. Taip išvalytas. Va, net matos prakasta, kaip buvo nukritę. Va, nuo kito miško pusę. Prikritę, su šaknim, su viskuo jie išrauti. Eik tu savo, čia žiauriausiai atrodo. Pasižiūrėkit. Čia visi, čia nulūžė visi. O čia dar keli laikos. Ten toliau laikos keli. Eik tu savo. Taip prilūžinėjo. Plemba. Čia reikia kažkur neprisiveikti nieko. Ir taip kojos sužalota esu. Šitoje vietoje didžiausias efektas matos, aš manau, kaip jie viskas čia nulūžė. Visas miškas išvartytas. Dabar čia prie kelio labiau, nes jaučiu duoda gūsį tas tarpas. Kur yra pats kelias, aš manau, kad per ten vėjas praeina ir tada viską nuverčia. Bet žiauriai atrodo, pagalvojus.
Visas, tiesiog. Čia toliau važiuojant, aš manau, mes dar daugiau pamatysim išvartytų. Matos, kiek čia pakeliai buvo medžių. Tai yra ant kelio medžių. Jo, labai daug išvartyto miške. Koks čia galingas medis, man rodos, gulėjo. Eik tu sau. Čia tą vakarą, tai čia žmonės namo negrįžo. O jūs įsivaizduojat, užkrenta prieš tave ir tu grįžti, apsisuki, galvoji, apvažiuosi ir ten irgi užkritę. Eik tu sau būtų. Žiauru. Ir kaip tau nuvažiuoti tada kažkur? Jeigu družbos kartu neturi pasiėmęs, vau, gerai, čia net beržai pakritę. Taip pat ten buvo mažiau efekto, kur mes vaikščiojom, bet šiaip važiuoju per šitą vietą ir visur čia viskas iškritę. Palaukit, aš čia važiuoju biškį. Eik tu sau! Jūs pasižiūrėkit, kas čia vyksta. Kas čia buvo? Eik tu na! Eik tu na! Kai kritė? What? Vo čia tai visas miškas išvartytas. Ta prasme, jūs pažiūrėkit, kas čia vyksta. Nevyksta, buvo, kas čia vyko. Jūs pabandykite įsivaizduoti, kas čia vyko. Kai taip viskas išlūžė. Eik tu sau. Tiek medžių. Pirmą kartą gyvenimą matau tokį dalyką. Eik tu sau. Aš apsisukinėjau, fotkinau. O čia toks. Ir jis dar judantis. Eik tu sau. Čia vat net beržų prikritusių. Čia ir beržai krito, viskas čia krito. Bet čia jau buvo apžiūrėta, nes vat net pažymėta X-ais visokiais. Šalins tas medžius, bet kaip žiauru. Tiek išvartytų. Kaip ant taip. Eik tu sau. Motociklas stovi. Tokiam, prie tokio miško. Vau. Čia prie namų, hebrai, lūžo. Visa pakelė. Eik tu sau. Ten vis dar miško keliukas užverstas. Eik tu sau, žiūrėkit. Prikolas tame, kad man tai čia reikia. O mes čia ką turim? Užversta viską. Aš pravažiuoti? Ne, nepravažiuosi ten. Ten rastas guli ir ten toliau rastas guli. Nenuvažiuosiu čia. Aš galiu nebent nueiti. Bet čia prie kelio, nežinau, jau aš noriu palikti tą mocą. Ir išeiti. Palikau aš mocą ten už lapų. Yra prie kelio. Tai čia niekaip aš nepravažiuočiau dabar. Tai jau net nebebūčiau iš tikro gal lipęs aš tą bokštą, bet noriu vien dėl šitų medžių visų. Ir girdis aplinkui družbas dirba, tai dirba. Dirba, žmonės valo. Šiaip klausimas, ar čia nebus uždaryta, nes irgi matau, kad užkritus yra medžių. Šiaip žiūri įdomi vidury miško, va taip va. Va antenos, o čia va apžvalga. Čia net vartelių užsidaro. Bet viskas išvartyta. Gerai, bandau aš užsilipti greitai tą bokštą, neturiu aš laiko labai daug. Numatos išvartymų. Žiūri, stats laiptai. Šalia iš kopėčios yra. Laiptai tai žiūri status. Aš užsilipau ir žiauriai padusau.
Tokie status laiptai. Šitokia aikštelė yra. Prašai dar antenas. Ojojoj. Bet iš čia miško nelabai matas, kad būtų išvartyta. Pusiaukeliai labiau matęs. Nors ten matau, pavirtę. Ten žiauriai išvirtę. Čia žiauriai daug to miško išvirtę. Čia gyvenvietė dar yra. Bet pagrindė va čia ir yra viskas išvirtę. Nu šitas apžvalgos bokštas tai grinai tik tais miško pastebėti, daugiau nieko. Vienu žodžiu pradėjau lipt žemėn jau, nes spaudžia laiką žiauriai, nes dar į Vilnių grįžt valanda, o jau temsta. Žiauriai vėšia, pakilo viršui, o jūs laiptai pasižiūrėkite jų statumą. Čia koks status, jau per visą Mankelieną ir tada tokie mažiukai po biškį, taip, op. Ta prasme, čia biškį vėjas paputė, ką tik pradėjo traškėti medžiai. Ir žiūrėkit, kaip jį linguoja, dabar gal nelabai taip daug, bet dabar žinokit, aš supratau, kodėl jie krenta. Nes jie plonyčiai ir jie visi linguoja visiškai. Nu, bolidas vis dar stovi, nieks nepaėmė. Važiuosim toliau. Ne, nu jūs juokaujat. Aš taip įvariau duobę, kad nebegaliu išvaryti. Eik tu savo. Karvė didelė. Gerai. Judam iki Ūlos akės, palikdami šituos nukritusius medukus tvarkyti medkirčiams. Labai patiko šito apžvalgos bokšto konceptas vidury miško. Ir kad čia yra ryšio bokštas. Bet Merkinės apžvalgos bokštas man labiau patiko iš tikrųjų. Realiai jie abu yra labai skirtingi ir skirtingus vaizdus duoda. Čia trobos sugriautos. Jaučiu buvo užkritę. Biškai greitai pralėkiau, bet pamačiau sekundai. Eik tu sau, koks nuostolis. Jeigu ten buvo gyvenamos, nes jos tokios biškai labiau apleistos atrodė. Grūdos upė. Šiaip kiek žinau, čia šitam krašte labai yra gerai plaukiot baidariam. Tai yra Grūdos upė. Kažkada mažas plaukiau, labai ekstremalu, labai gražu. Ir Ūlos upė dar yra irgi. Yra ir veiksmo, ir grožio. Šiaip norėsiu kažkada pakartoti iš tikro šitus plaukimus Varėnos rajone. Varėnos rajone aplamai baidarės labai klesti, kiek žinau. Pažiūrėk, toks medis drevėtas. Jau papuvęs. Koks kelias duobėtas. Ajajai, reik čia atsargiai. Ir pati Ūla. Jo, matos tokia. Gerai, biški. Nu, šiaip taip tarp medžių. Va, biški užstrigo mano kalbėjimas. Ai, palaukit, mes važiuojam prie Ūlos akies. Versmė čia. Ir sakau, o, žiūrėkit, Ūla, vau, nustebau. O kad aš važiuoju prie Ūlos akies, tai nenustebau visiškai. Nu, va, atvarėm. Versmė Ūlos akis, gamtos paminklas. Yra biškį miškų paeit čia dar kelio. Oi, su šalmu dėjau į šaką.
Žiūrėkit, čia vėl laiptais. Jo, aš nejaučiu blauzūno praeito apžvalgos bokšto. Šiaip laiptais tai reikia atsargiai, nes jie biški papūvė į apačią, kažkaip linksta man vis. O, žiūrėkit, toks tiltas mūsų laukia. Toks vat. Nedidelis, tai yra neplatus. Čia pati Ūla. Nu jo. Gražus kraštai tikrai. Čia tai žiūrėkit Ūlos atodanga prie jau biški. Per tiltą praėjus ten yra atodanga pati. Bet mūsų tikslas yra Ūlos akis. O kas žiūrėt Albanijos video, kas šiaip per barkodas pas mane? O kas žiūrėt Albanijos video, atsimenat, mes buvom prie mėlynos akies, tai dabar būsim prie Ūlos akies. Bet ne visiškai nebus mėlyna, man atrodo. Versmė Ūlo akis, debitas 2,0 LS kažkoks ir mineralizacija 120,7 mg litre. Čia net kvapas toks jau įdomus kažkoks, nežinau. Taip, palavat, tai... Čia tik tiek? Čia tipo versmė kažkokia? Ai! Matot? Ten rimtai kažkas vyksta. Ai, tai čia vanduo, žiūrėkit, iš gelmių veržiasi. Tipo pareina taip ir Ūlos tą šaltinį. Laukit, čia šalia. Išvartytų medžių matau. Ai, net upė yra medžių, pati upė yra. Bet palaukit, aš iš arčiau noriu prie tos akies prieiti. Tuoj. Dabar žiūrėkit, kokios versmės. Bet tai geras. Čia toks, o čia toliau. Eina tiesiog upelis. Kiek jie, tai tokia versmė. Lietuvoje netikėjau, kad tokia buvo. Bet kaip podai saksto. Tikrai šiandien čia buvo mūsų paskutinė stotelė. Dar greitas kadras į ateitį. 1,5 valandos įšokom prie šaldytuvo. Ačiū tam Edui prieš 1,5 valandos, dabar yra Edas po 1,5 valandos. Tai turime čia Varėnos magnetuką, kuris keliauja ant mūsų šaldytuvo prie visų kitų magnetukų. O taip va, visai jau pabiški renkasi, prisirinks, susirinksim daug ko. O dabar grįžtam pas tą Edą, kuris buvo prieš 1,5 valandos. Jo, šaldytuvo kadrą pamatėt, aš dar nežinau kaip ten yra, ant kiek aš nusikalęs grįžti atgal į Vilnių, nes jau yra 9 vakaro ir važiuoti 2 valandas su biškiu. Bet jo, man iš tikrųjų patiko patirinėti šiaip, kad tos miškus Varėnos rajone tikrai yra ką pamatyti, tikrai gražu ir aš tikrai ne visus objektus, žinokit, aplankiau, ką čia galim pažiūrėti. Tai kiek jau spėjau, tiek jau spėjau. Tai parašyk kokį nors komentarą, nu gražu kažką, ar kritikos, ar kažko. Paspaus patinka mygtuką, paspaus prenumeruot mygtuką būtinai. Parodyk šitą video draugui, mamai, močiutei, dar kam nors, sesiai, broliui, tėvui, kam tik nori, kad kam būtų įdomu. O dabar aš jau judu namo, jūs judėkit prie kito video ir susitiksim kitą kartą. Iki chebryte.